Ir žodis jums. Savo gyvenimą. Labas vakaras, dėkui visiems, tikrai džiugu matyti tiek daug žmonių, susirinkusių po darbo, susitikti su pretendentų į kandidatų, bet taip reikia įvardinti, koks statusas yra. Ir tikrai džiaugiuosi, kad esate nuvarginti dar rinkimų maratono, nes jinai padarėte savo sprendimą dėl savo miesto, rajono ateities. Dabar reikės daryti dar keletas svarbių sprendimų, kalbant apie mūsų valstybės ateitį ir žiūrėti prezidento rinkimuose. Reikės pasakyti savo nuomonę pareikšti referendume, dviejose referendumuose, bei kas irgi labai svarbu Europos parlamento rinkimuose. Svarbiausia, kad žmonės, kurie jaučiasi, o norisi, kad tokių žmonių būtų daugiau ir daugiau, kad jaustųsi savo valstybėje šeimininkais, patys spręstų savo likimą, patys ateitų rinkimus, nes kito kelio demokratinėje valstybėje nėra ir nebus. Ir tik tai rinkimų metu jūs galite įvertinti dirbusius politikus, dirbusias politinės partijas, organizacijas, komitetus ir savarankiškai priimti sprendimą. Labai svarbu, kad tas sprendimas būtų jūsų ir jisai būtų grindžiamas ir pagrįstas jūsų objektyviais kriterijais, kaip jūs matote, kaip jūs vertinate, o nesuformuluota kažkieno tai kito arba kokios nors viešųjų ryšių kompanijos vienos ir kitos suformuotas įpakuotas gražus įpakavimas ir bandomas jums parduoti. Tikrai, kaip Skirmantas paminėjo, esu ministras pirmininkas ir to ribos skirti ir atskirti praktiškai matyti ir nebus įmanoma. Dabar diskusijose mes galim kalbėti apie viską, apie bet kokius jums rūpimus klausimus, nuo asmeninių dalykų iki kandidatavimo, iki galbūt kai kurių darbų, arba tam tikros vizijos. Nes tikrai neturiu ką slėpti, turiu kiekvienam iš jūsų pažiūrėti į akis. Ir nereikės man nudelbti žvilgsnio žemyn, kalbant apie tai, kad aš kažką tai pažadėjau, pažadą sulaužiau, nepadariau kažko tai, apgavau vieną ar kitą žmogų arba žmonių grupę. Tai yra labai svarbu. Kas dar man svarbu yra, aš tikrai to taip elgiausi visą laiką elgsiuosi, nes visuomet tarnavau valstybei, žmonėms, nedirbom, tarnavau šeiminės štabui. Ir ateityje tą darysiu. Ir žodis, kuris yra pasakytas, jis yra tvirtas, turi būti tvirtas ir jo turi būti laikomas visada. Net ir tais atvejais, kada tą sunku padaryti arba nedalinti žodžio pažadų, jeigu tai negaliu jų gyvendinti. Tokiais principais aš vadovaujuosi politikoje ir tikiuosi visą laiką iš anksto, kad visi žmonės yra tokie, savo pažadų ir žodžio laikosi, ne, politikoje yra kitaip. Mes matome, arba tiksliau, jūs matote visiškai kitokį vaizdą, mes dėja yra pačiam matyti ir tos užkulisinės politikos veiksmus ir rezultatus. Ir manau, kad jeigu būtų mažiau intrigų, mažiau bandymų, galbūt nuogalinės sėdynės, pavairuoti valstybę, ar galbūt vieną kitą sprendimą, būtų gerokai mūsų pažanga didesnė. Mes galbūt šiandien neturėtume kalbėti apie tuos vis dar skaudžius klausimus, kurie šiandien yra aktualūs. Ir naujo valstybės vadovo laukia tikrai didžiulis iššūkis, ne minutės nebus. Man atrodo, jeigu jūs dorai ir sąžiningai tarnaus jums ir valstybei, ne minutės nebus atokvėpio, sekretorius ir atkonas reikia iš karto pradėti. Ir dar norėtųsi, kad tas darbas būtų suderintas ir bendradarbiaujantis, kalbant apie darbą tarp valdžių, tai yra tarp prezidento institucijos, vyriausybės ir Seimo, nes tokiais sutelktais veiksmais, derintais veiksmais, turint aukščiausią tikslą, tai yra valstybės interesą, žmonių gerovę galima padaryti gerokai daugiau. Ir man taip pat norisi labai paprastų, elementarių dalykų, kad šalis, mano tėvynė, visų mūsų namai, jinai turėtų labai aiškiai ateities viziją, dar daugiau, kad tai būtų ne tik tai vizija, bet ir galimybė tą viziją įgyvendinti savo darbais. Vizijų būtų daug,
pinigų irgi daug, darbų mažai. Tiesiog dirbanti Lietuva, tėvynės labui, auganti Lietuva, kas yra vienas iš didžiausių mūsų iššūkių, mes kalbame apie tai jau porą dešimtmečių, apie mažėjančią Lietuvą, dėl įvairių priežasčių, dėl emigracijos, kada buvo keliasdešimt tūkstančių žmonių priversti išvykti arba išvykti iš Lietuvos, dėl ekonominių problemų. Dalis jų išvyko dėl to, kad nerado teisingumo, ar to pačio socialinio teisingumo, ar tiesiog teisingumo. Mes tikrai neturime dar šiandien lūžio, kalbant apie gimstamumą, o tai yra būtina sąlyga mūsų valstybei išlikti ateityje, atsinaujinti. Ir statistika tokia, nes skamba gal keistai, bet yra faktas, norint mums išlikti kaip tautai, reikia, kad šeimoje būtų 2,1 vaiko. Aišku, tai būti negali, tai vadinasi, mes turime siekti, kad šeimose būtų ne mažiau kaip 3 vaikai. Tada tikrai galėsime turėti tą natūralaus atsinaujinimo galimybę. Mes privalom padaryti, kad mūsų gyvenimo trukmė, kokybiško gyvenimo trukmė ilgėtų. Šiandien 67 metų turbūt yra vyro vidurkis, moteris 10 metų gyvena pas mus ilgiau, bet svarbiausia kalbėti ne apie tik prailginimą, bet ir apie kokybiško gyvenimo prailginimą. Ir aišku, susigrąžinti žmonės, kurie išvažiavo. Tai įmanoma padaryti, tai parodė ir mūsų bendras sutelktas darbas, nepilni 2,5 metų. Tačiau jau nuo pernai metų, šiemet metais, kiekvieną mėnesį mes matome grįžtančių žmonių į šalį daugiau negu išvažiuojančių, grįžta daugiau negu 50% iki ankstesnių laikotarpių, trečdalio sumažėjo išvykstančiųjų. Ir smagu, kad tai nėra imigrantai iš trečiųjų šalių, tai grįžtančius mūsų žmonės, kurie turėtų matyti perspektyvą čia gyventi, dirbti, gimdyti ir kurti. Iššūkis, kuris naujam šalies vadovai turbūt bus numeris 1, tai yra visgi dar, noriu vadinti to žodžio kova, bet kitaip įvardinti tai būtų sunku, tai yra su didžiausia mūsų šalies problema, kova su korupcija. Paskutiniai įvykiai, kurie supurtė teisingumo sistemą, parodė, kad čia tikrai yra dar ką veikti. Mes matome, kol kas tik tai galime įtarti, nes nėra galutinių sprendimų, nėra tyrimo stadijoje. Tačiau turbūt daugelis čia esančių abejojo arba jautė, kad teisingumas arba teisingumą galima nusipirkti. Teisingumas gali būti selektyvus, vieniems taikomas, kitams ne, be jokių kriterijų. Galiausiai tos problemos, kurios yra teismų sistema, tai yra tiesioginė Respublikos prezidento atsakomybė, nes dalyvauja tiesiogiai formuojant ir teisėjų korpusą, arba vienasmeniškai skiriant, arba kartu tai darant su Seimu, parenkant teismų pirmininkus. Galiausiai, kalbant apie teisėjų atsakomybę, teisėjų vertinimą, rotaciją, teismų krūvių sutvarkymą. Tai yra labai svarbus dalykai ir šiandien matyt aš drąsiai galiu teigti, kad vienas iš pirmiausių sprendimų bus tai, kas numatyta konstitucijoje, kaip galimybė įsteigti antikorupcinius teismus. Gaila, kad šiandien Lietuvoje reikia tai kalbėti, tačiau visos valstybės, kurios susidūrė su šitą problemą, tą kelią turėjo praeiti ir tik tai stiprus, specialiai apsaugoti, nepriklausomi teisėjai, dirbantys specializuojantis korupcijos bylose, galės daryti proveržį, kalbant apie teisingumą šioje srityje. Na ir antra, kas yra labai svarbu, bet jau yra žengta žingsnis, nors aišku, reikės politinės lyderystės, nes yra labai daug įvairiausių vertinimų, abejonių, kaip visada, norint pakirsti korupcijos patį reiškinį, reikia kirsti per ekonominį pagrindą. Dėl to, gal teko girdėti, yra siūlomas naujas civilinio turto konfiskavimo institutas, įrankis, kuris pakeistų arba iš esmės eliminuotų tą sprendimą, kuris buvo padarytas prieš daugiau negu 10 metų. Tai yra, kad per baudžiamą įstatymą turėjo valstybė įrodinėti, kad asmuo neteisėtai praturtėjęs, kad reikia tą turtą konfiskuoti
procesas ilgas, nesėkmingas ir jisai kol kas neveikianti šalyje. Tai pateikimas į civilinį turto konfiskavimą perkelia įrodinėjimo naštą tam asmeniui, kuris įtariama, jog gyvena ne pagal pajamas, jis turi įrodyti valstybei iš ko uždirbo, ar sumokėjo mokesčius, kokie buvo pajamų šaltiniai. Tam nesugebėjus to padaryti, tada jau priimami sprendimai tiek su prokuratūra ir teismų civilinės bylos rėmuose tą turtą konfiskuoti ir tai taip pat pristatant ir pateikiant Seime šitą įstatymų projektą, buvo speciali konferencija, mes matėme tikrai didžiulį pasipriešinimą, nes kalbama vėl apie turto neliečiamybę, žmogaus teisės, laisvės ir panašius argumentus, kuriuos mes girdime labai dažnai, kada nenorime nieko daryti. Tai čia lyderystė bus būtina ir matyt bus iššūkis, kad tokios įstatymo pataisos arba naujas, kaip minėjau, instrumentas atsirastų. Ta patį galima pasakyti apie prokuratūrą, irgi atsakomybę šalies vadovo, prokuroro, tvirto prokuroro turėjimą, kuris galėtų ginti viešą interesą ir nebijotų priimti tos sprendimus, kuriuos reikia valstybė priimti. Vytauto Bako atliktas tyrimas parodė, kas valstybėje darėsi, kada valstybėje valdė neaiškios grupuotės arba grupės, interesų grupės ir kokią žalą tai galėjo mūsų šaliai padaryti. Labai svarbu yra socialinis paketas, ir čia atrodo kartais, kad prie ko čia prezidentas. Yra labai prie ko, nes apart to, kad turi įstatymų iniciatyvos leidybos teisę, kas taip pat labai svarbus įrankis ir instrumentas, ir galime teikti daug įvairiausių iniciatyvų, kalbant apie skurdo mažinimą, socialinės skirties mažinimą, bet kas esminis dalykas yra tai, ką ši vyriausybė per 2,5 metų padarė, ir darydama mokestinę reformą ir pensijų reformą, tai yra padėtas pagrindas pagaliau atsispirti nuo tos skurdo ribos, mažinti socialinę atskirtį, svarbu, kad būtų tęsiama ir labai svarbu, kad prezidentas turi teisę vetuoti įstatymus, tada prižiūrėti, kad būtų laikomas iš vienos pusės ir griežtos fiskalinės pozicijos, žiūrėsiu, kad vyriausybė tą daro, ir antra, kad nebūtų priiminėjami sprendimai, kurie leistų atiminėti iš labiausiai pažeidžiamų mūsų visuomenės narių atlyginimus, pensijas, išmokas, kompensacijas įvairias laikas buvo kažkada tai padaryta. Ir aišku, dar taip pat svarbu, kartu su vyriausybė užtikrinti ir svaraus rezervo turėjimą. Aš galiu pasidžiaugti, čia šaltaudamas į dabartinės savo pareigas, kad šių metų pabaigoje mūsų valstybė bus sukaupusi 1,5 milijardo eurų specialius fondus įvairius, yra rezervas, jeigu ištiktų kada nors nuo mūsų nepriklausantis dalykai, vienokia kitokia krizė, nors pagal turimus duomenis, ne, bankų analitikų, kad mūsų finansų ministerijos pirmiausia, tai tarptautinių institucijų, Lietuvos banko, dar turėtų mūsų ekonomika porą metų augti, aš džiaugiuosi, kad metų pradžioje mes tą gerą tempą matome, tačiau, nepaisant to, mes privalom kaupti rezervą, kad jeigu ištiktų, kas nuo Lietuvos nepriklauso, pasaulinė krizė, mes galėtume amortizuoti pasekmes ir nereikėtų skolintis valstybei, kad ir skolintis reikia daryti protingai ir daryti tą atsakingai, nusikalstamai. Ką mes padarėme krizės atveju, skolintis beveik už 9-7% eurų doleriais procentinės palūkanas, kada Tarptautinis valiutos fondas ir Europos komisijos finansavimo šaltiniai buvo iki 3%, tai skirtumas yra milžiniškas, 2 milijardai žala tokia, jeigu būtų tas skolinimasis buvęs atsakingas. Plius nepamirškite, šiandien, ką mes turime, 500 milijonų eurų kiekvienais metais. Mes leidžiame skolos administravimui, ne grąžinimui, bet administravimui. Ir turime refinansuoti, kur galime, tas brangias paskolas, bet kai kurios pasirašytos po 10 metų laikotarpiu už aukštas palūkanas, kaip jau beveik 9%, tai jų ir refinansuoti negalime. Tai tokie sprendimai, jie turi būti užtikrinti, kad jų nebūtų taip pat šalies vadovo interesas ir tikrai nepasirašyčiau nei vieno biudžeto projekto, kuris skurdintų pačias silpniausias mūsų visuomenės
didelis. Aišku, labai svarbu užtikrinti, ką reikės padaryti, kalbant apie mūsų šalies gynybą, gynybinius pajėgumus. Ir tikrai džiaugiuosi, kad mes galime šiandien partneriams pažiūrėti į akis. 2 metais anksčiau negu buvo kažkada įsipareigoję partijos. Vyriausybė padarė, kad 2 procentai bendro vidaus produktų yra skirta šalies gynybai. Džiaugiuosi, kad pavyko iniciatyva, vyriausybės iniciatyva ir mano asmeninė pasiekti susitarimą iki 2,5% didinti išlaidas iki 20 metų. Yra diskusijos, gal to nereikia, gal buvo galima to apsieiti. Taip, būtų galima gal ir to 2,5% apsieiti, jeigu mes turėtume sąlyginės 4 milijardų skylės. Nes anksčiau mes nefinansavom savo kariuomenės taip, kaip turėjome. Turėjome 0,7% bendro vidaus produktų, dėl to turime tiesiog kompensuoti, atstatyti tai ir kad jums taip pat būtų galbūt lengviau suprasti. Virš 60% tų pinigų, kurie yra skiriami krašto gynybai, lieka mūsų šalyje. Jie niekur neišvažiuoja. Arba jie lieka per darbo užmokestį, per mokesčius, per susijusius verslus, infrastruktūrą. Tai yra, visi tie pinigai yra įdarbinimi ir mūsų šalyje. Aišku, mes negalim patys pasigaminti prieštankinių raketų, pabūklų, haubicų ar transporterių karinių, turime pirkti, bet ir tai stengiamės ir reikia pasistengti, kad būtų bent to servisas aptarnavimas atliekamas čia, Lietuvoje, mūsų susiejusiuose įmonėse. Na ir aišku, iššūkis taip pat laukia, tos sprendimus reikės daryti, nori, nenori, bet gyvenimas yra spartus. Yra, kalbant apie užsienio politiką, pasirinkti mūsų strateginius partnerius ir nežodžiais, o darbais parodyti, kad tai yra labai svarbi strateginė partnerystė ir spręsti mūsų kaimyniško bendradarbiavimo arba bendravimo su artimiausiais kaimynais taip pat problemas. Ir čia reikės taip pat nestandartinių sprendimų, kurie užtikrintų pirmiausiai mūsų šalies interesus ir mūsų žmonių interesus. Tai yra ta užsienio politika, kuri galbūt labai dažnai gali būti personalinė arba matoma kaip personalinė, turėtų įtarti nacionalinę ir užtikrinti mūsų šalies, mūsų žmonių svarbiausius interesus ir jų apsaugą. O mes kaip valstybė taip pat turime labai daug interesų, kalbant apie ne tik tai šį regioną, kur mes esame, bet gerokai plačiau, nors ir nesame. Galima sakyti, kad maža valstybė, nesame pažaidėjas galbūt geopolitiniai plotmėj kaip didžiosios valstybės, tačiau mūsų balsas, mūsų interesai taip pat turi būti girdimi ir mes juos turime užtikrinti. Na ir dar vienas momentas, ką norėčiau pabrėžti, kodėl aš čia esu ir tą darau jau įvairiais etapuose 2,5 metų. Nuo pat pirmos vyriausybės darbo dienos aš tą pasakiau, kad važiuosiu per Lietuvą, važiuosiu per miestus, miestelius, bendrausiu su verslu, su savivalda, su bendruomenėm, su mokyklom, muziejais, kultūra ir taip toliau. Tai ir dariau. Važiavau beveik 3/4 šalies, būdamas ministras pirmininkas. Ir tikrai mačiau ir girdėjau tas problemas, kurios yra. Ir vertinimus dėl mūsų sprendimų. Ne visi jie buvo galbūt idealiai geri padaryti. Buvo ir klaidų, bet noriu tik patikinti, kad ir tos klaidos buvo ne dėl to, kad mes kažką bandėm pavogti, padaryti kokį nors nerealų projektą, kuris ilgai valstybėje pečių bus dešimtmetis, tiesiog, kad reikėjo tą daryti, nes nebuvo savo laikų padaryta ir daugiau kartų nebuvo galima, kad reikėjo tą daryti greitai, norėjus ir greitai ir gerai, o kai nori greitai ir gerai, kartais gaunasi kaip visada. Bet girdint tos trūkumus ir pastabas ir kritiką, manau, kad mes įvertiname ir ten reikalingas kompromisas viršant kompromiso, išskyrus kompromiso su savo sąžinė ir su žmonių interesų atstovavimo ir kažkokių tai grupinių interesų atstovavimo. Tai tas man labai svarbu ir šiandien svarbu išgirsti jūsų nuomonę, jūsų vertinimus, jūsų pasisakymus, užduoti ir išgirsti jūsų klausimus, nes tai svarbu man ir kaip asmeniui. Nors aš tikrai to netikėjau, kad taip gali būti, bet pasirodo, taip gali būti. Per 2,5 metų mane taip sumonstrino, padarė iš manęs tai, ko aš nesu. Premjeras piktas, užsispyręs, arogantiškas.
chamiškas, dar ten kažkoks mentas ir panašiai. Na, dėja, man atrodė, kad už žmogų kalba darbai, realūs darbai, ką jis gyvenime darė, ką dabar daro, ir potencialas ateityje daryti, o ne tai, kas yra formuojama, labai dažnai kryptingai, tikslingai. Ir dėl to tokie patartiški susitikimai taip pat yra galimybė ir jūs mane pamatyti, pačiupinėti ir man išgirsti jūsų nuomonę. Na, o nebūtinai moteris. O iš tiesų, kas dar ten priekaištavimo, kad yra čia emocijos, taip, emocijos yra. Ir jeigu aš matau neteisybę, melą, šmeižtą atvirą arba bandymą sumenkinti tuos darbus, kurie reikalingi, neišvengiami ir duoda rezultatą, aš negaliu nereaguoti. Jeigu nereaguočiau, vadinasi, man nerūpi. Aš būčiau tokiu gražiu, išpuoštų veideliu, kaip viešųjų ryšių kompanija pasakytų man, kaip ten šypsotis reikia būtų priimtina. Ir viskas, ir mėgautis poziciją, nerūpint ir neskaudant širdies, už ką mes darome. Aš duodu visą širdį šitą darbą į tarnystę ir darbą tėvynės labui, ir dėl to natūralu, kad tos emocijos yra ir būna, nieko nedings. Na, dėja, bet matome ir kryptingą darbą, ir čia nėra kas slėpti iš kai kurių ir žiniasklaidos priemonių. Šiandien tenka kalbėti apie tai, kad žinote, baisi yra tragedija nuodėmė, nes pasirodo premjeras prieš 20 metų, lygiai prieš 20 metų dirbdamas policijoje gavo nuobaudą drausminę. Na tai pirmiausiai, man tai keista būna laiką žiūrėti, kada žmonės ištarnauja ir neturi, ypač policijoje nuobaudos, tai nieko nereikia, arba stengiasi kaip ungurys išvynioti, o šiaip tai jau gavau gerai skaudžią pamoką, bet visai teisėra, dėl to šitą nuosmukį griežtą pakeitimą gavo, tai negavau, buvo pakeista į pastabą, nes buvo absoliučiai visi kaltinimai pripažinti, kad jie nepasiteisino, arba neteisingi yra už techninius dalykus, bet nieko, jeigu su pastaba tave, net su griežtų pakeitimų paskyrus po 10 dienų aukština pareigose, perkelia į Vilnių, centrinį padalinį, tai matyt, buvo už ką gauti ir įvertinta buvo tų pačių žmonių po 10 dienų, kad yra toks blogas reguliartas į centrinį padalinį. Aš dėl ko tą pavyzdį pasakau, nes tiesiog kapstomas nuo smėlio dėžės, tai teko man ir prisiminti mokyklos laikus, atradau, kadangi turiu sukaupęs visas pažymių knygeles, tai iš tiesų 9 gal kokioj klasėje, lyg tai gavau pastabą vienintelę, už tai, kad neklausiau, nevykdžiau klasės vadovės ir mokyklos administracijos reikalavimų, dabar negaliu prisiminti tikrai turinio, bandau atsiminti, ką aš ten padariau, dėl ko pastabavau aš, kur turiu dar vieną dabar jau didžiulį minusą politiškai žiūrint, nes tai pačiais metais gavau ir padėką, kad sąžininkai dirbo kolūkyje. Irgi dėl ko reikia teisintis, mane, tai manau, kad tarnystė policijoje su drausminė baisia nuobauda, matyt, nenusveria tų beveik 30 laikotarpį paskatinimų ir apdovanojimų, praktiškai į metus po kartą vidutiniškai matėme, kad aš labai mažai prasveidėjau tą padaryti. Ta jūs turite suvokti, tai formuojama, čia matyti, artimiausią metų, kokią mes dieną paleis, ir bus dalykai formuojami, pasakojami. Ir bandymas yra labai paprastas. Bet koks žmogus, kuris šalia manęs yra, ar prisiliečia jį padaryti, duoti pamoką tokį, kad arti net nelįstų. Jeigu kažkas atėjo į vyriausybę daugiau negu 2 kartus, jau yra kažkokie tai čia interesai ir blogis. Jeigu kažkur tai kitus susitiko, dar blogiau. Visi susitikimai, kurie reikalingi, aš niekur nesisitikinėjau nei kavinėse, nei rūsiuose, nei alaus baruose, o susitikinėjau vyriausybę ir nematau problemos, dėl ko tą turėčiau slėpti. Bet tiesiog kiekvienas žmogus tampa taikiniu, atsirado aplinko arba štabe Marius Jovaiša, kad būtų žinomas menininkas, fotomenininkas,
neregėtos Lietuvos autorius iš karto pasidarė lygiai blogis, kad kažkur tai kažką tai bando susikombinuoti, arba galbūt turėjo kažkada tai valstybės užsakymų. Na, visos tokios agentūrose turėjo ir gali turėti užsakymų, bet tiesiog parodymas, nelyskite arba nebūkit čia, nes bus kertama ir padaromas iš vieno ar kito žmogaus antiherojus. Tai dar kartą kviečiu diskusijai, pasisakymams, nuomonėms. Jeigu nesugebėtų atsakyti, gal Stirmantas padės. Jeigu ne, tai tiesiog pasakysiu, kad nežinau. Galbūt, jeigu tas bus labai aktualu jūsų bendruomenėje, mes per merę galėsim atsakyti. Tikrai turim glaudų bendradarbiavimą. Aš vėlgi galiu pasakyti pabaigai pačiai įžangos, kad nežiūrėjau niekada į savivaldybių tarybų sudėtį, merų partiškumą, mačiau tik tai kelis dalykus. Ir pirmiausia, tie žmonės yra tikrai dirbantys, galintys, kaip minėjau, irgi savo pažadus paversti tikrovę, ar turi tuos projektus, kurie yra realūs, nekorupciniai, nevagiantys. Ir tikrai galiu dešimtimis pavyzdžių kalbėti, kad vyriausybė tuomet lengva ranka ir finansavimą skirdavo, ir kitokį palaikymą suteikdavo, kada buvo tikras tas pasitikėjimas, jog savivaldybė dirba žmonėms, taip kad to partiškumo tikrai nežiūrėjau. Džiaugiuosi, kad tą galėjau padaryti, nes buvo galima tikrai įvairiai elgtis. Žiūrėkite, tai nėra opozicijų, jeigu, sakykime, dauguma arba meras ir daryti kitaip, bet aš suprantu pilnai, kad savivalda yra didžiausia žmonių ir ta dalis, ta politikų dalis, kurie užsiima, sakykime taip, mažai politikos, o daugiau atstovavimo, ūkinio praktinio darbo. Ir tokios savivaldybės turi mūsų paramą, tai aš džiaugiuosi, kad tikrai sugebėjome ir išgirsti Širvintų rajono ir krašto žmonių lūkesčius per jūsų išrinktą merę ir savivaldybę. Ir džiaugiuosi, kad kažką tai pavyko galbūt padaryti kartu ir manau, kad yra galimybių, kad ateityje taip pat bus galima lygiai tokių pačių principų darbuotis. Pasveikinu visus 60 išrinktų merų. Vėlgi nepriklausomai nuo to, kai atstovauja, palinkėjo vieno dalyko, kad tikrai būtų darbas žmonėms ir bendradarbiavimas. Tai labai trumpai, aš žinau, kad turbūt įdomiausia dalis yra klausimai. Neabejoju, kad juos ruošiate pačius įvairiausius, bet kiekvieno susitikimo metu dažniausiai dalyvauja vietos bendruomenių atstovai, lyderiai ir taip toliau. Mes turime merę, kuri dalyvauja, baigėsi rinkimai. Iš tikrųjų, šio krašto žmonės irgi padarė savo pasirinkimą. Galbūt labai trumpai kelis sakinius galėtų pasakyti irgi tol, kol jūs galvojate pirmosius klausimus ir tikrai galite juos drąsiai uždavinėti iš karto po to. Taip pat, jeigu yra nedrąsu, kelk ranką, atsistokite, nors labai raginu tai daryti, galite raštu užrašyti klausimus. Klauskite visiškai, ko norit. Tikslas yra išgirsti jūs, išgirsti tikrą nuomonę ir iš tikrųjų atvirai pabendrauti. Dėkoju. Dar kartą labas vakaras visiems, na iš tikrųjų gerbiamas kandidatai į prezidentus. Šitas Širvintų krašto žmonių atsistojimas ir pasitikimas jūsų plojimais tai yra padėka už tai, ką jūs mums padarėt ir padėjot. Ir aš matau, žmonės iš tikrųjų galva linksi ir čia šitas jūsų indėlis, to niekas nepaneigs. Ir baigiamas tuoj pat greitai bus atidarytas baseinas, tai gerbiamas kandidatė į prezidentus, tai jūsų dėka, socialinis būstas. Širvintiškiam tikrai vyriausybės parama buvo ypatingai reikalinga ir aš nežinau, ar aš būsiu tas žmogus, kaip gerbiamas premjeras sakė, kuris dažniau vaikšto vyriausybę, tai aš tikrai buvus daugiau nei 2, nei 3 ir nei 13 kartų, bet tik dėl to, kad tai būtų parama mūsų rajonui nuo mažiausios mokyklėlės iki miesto aikštės ar bet kokio projekto. Na, žinot, man yra tekę dirbti truputėlį trumpai ir prie kito premjero. Nepataikauju. Bet tokio paprasto, tokio nuoširdaus ir tokio žmogiško bendravimo, kai būtent iš šito premjero tikrai nebuvo. Neskirstė mūsų į partinius vienos ar kitos partijos, žiūrėjo realybę.
tai įmanoma padaryti ar neįmanoma. Tai pirmasis premjeras, kuris darbinio vizito atvažiavo iš Širvintų rajoną, kai jūs buvot vasarą. Ir žinot, kai atsisėda premjeras kažkokio nedidelio miestelio Širvintų rajone, merų kabinete prie stalo ir paklausė, ko mes galim padėti, ko reiktų, tavęs klausė. Ir tu iš karto prisimeni, kaip ir premjeras sakė žmonėms duotus pažadus. Ir turbūt ne veltui prieš keletą savaičių jūs visi padarė tą sprendimą, kad tie pažadai buvo įgyvendinti. Bet nei vienas meras, nei vieni tarybos nariai to nepadarytų be vyriausybės pagalbos. Gerbiamas kandidatai į prezidentus, aš asmeniškai visą širdį už jūs ir net nebejoju, kad kai būsit prezidentas Širvintų rajono žmonėms bus dar geriau. Gerai, o dabar klausimai. Iš tikrųjų visus raginu nebijoti, klausti drąsiai, viskas, kas jums įdomu. Tiesiog kelkite ranką ir mes pranešime mikrofoną. Prašau, pirmoji ranka. Gali drąsiai nebijoti ir aš šalia apsaugoti, jeigu jums žiūrėti. Prezidentė. Noriu išduoti man labai klausimą. Dėl migracijos, nes pasakų daug nemigracijos. Ką jūs būsimas prezidentas? Ruoštis daryti ne po metų, ne po dviejų, bet dabar, nes žmonės grįžta dabar. Mes esame taip išmesti į negyvenamą salą. Ir jeigu netokie žmonės, tai mūsų daroma mėgti su administracija, tai tada patars, tai jūs veikiama kaip mes likime nesuprasti. Tai vat, ką jūs ruoštis daryti? Ir antras toks trumpas klausimas, norėčiau užduoti. Aš gerbiu visus žmonės, savo žmonės, bet pažiūrėjus į publiką, man susidaro mano nuomonė, kad jaunimo nebūtų pasakyti jūsų. Ačiū labai. Ir dėl pirmo klausimo aš jau minėjau, kad yra tikrai mūsų svarbiausias iššūkis ir ne veltui šį įvardino, jeigu tai būtų tokia valia, kad pirmųjų 5 darbų, kuriuos turėtų jau prezidentas padaryti. Iš esmės dabar nėra būtinumo galbūt pradėti kažką tai kurti nuo nulio. Vyriausybė yra pateikusi taip vadinamą migracijos ir demografijos strategija. Ne šiaip tas dokumentas yra pateiktas, ten tikrai yra labai daug konkrečių veiksmų, kaip pirmiausia tai susigrąžinti, ką padaryti, kad grįžti, kaip čia sąlygos būtų tokios, kurios nesijaustų būtų diskriminuojama savo šalyje, kaip padaryti, kad būtų paskata šeimoms socialiai saugiai jaustis ir planuoti, tikslingai planuoti apie šeimos gausėjimą. Ir kaip jau minėjau, padaryti tai, ką aš irgi sakiau, ilginti kokybiško gyvenimo trukmę ir išlaikyti kuo daugiau žmonių neprievartą darbo rinkoje. Nes čia yra esminiai dalykai, kad susijęs su mūsų ateitimi, mes esame senstanti tauta, kol kas mažėjanti ir jeigu kas tikimės, kam reikės išeiti ir gauti senatvės pensiją 40 metais, po 40 metais, tai tos pensijos gali būti labai kuklios, jeigu nebūtų padaryti sprendimai, kuriuos darėme. Kalbant apie konkrečiai imigraciją, tai iš tiesų didžiausia problema, bent jau kurias mes indikuojame ir matome, galbūt susijus yra su švietimu ir šeimų grįžimas iš užsienio bei vaikų integravimas į švietimo sistemą. Pirmiausiai tikrai yra didelė kliūtis, kada reikia eiti į žemesnę klasę, metus arba 2 metus. Ir kitas momentas, tai yra nesulaukiamos individualios pagalbos ir požiūrio į vaiką, kuris mokėsi nelietuviškoje mokykloje užsienyje. Tai jau yra padaryta, mes tikrai pasiruošę rugsėjo mėnesį pakankamai stipriai suteikti galimybę grįžtantiems žmonėms ir vaikams, kurie ateina į mokyklą, eiti į tą klasę, į kurią ėjo užsienyje, ir per metus laiko išlyginti programas, spragas, susilyginti tas žinias, kurios yra reikalingos dėl skirtingų programų. Tais atvejais, kada reikia netgi nevertinti to vaiko žinių ir kompetencijos pagal atitikimą į kurią klasę. Ir, manau, tikrai pavyks padaryti. Čia jau lyderystė reikalinga ir premjero, ir prezidento suteikti bendruomenę, kad būtų galima ir individualias pamokas arba paskatas, netgi mokytojo padėjėjas skirti tokiuose
ugdymo įstaigose. Kitas svarbus momentas yra matyt esminis dalykas, kalbant apie darbo vietas. Šiandien tikrai aš galiu pasakyti, kad vien pagal praeitų metų rezultatą, aš kalbu tik tai apie užsienio tiesioginės investicijas į Lietuvą, tokio augimo niekada nebuvo. Šiandien reikia tik tai išnaudoti tai, kad mes artimiausią perspektyvą galvoti tik apie pernai rezultatus, išpernai neminiu. 6700 aukštą darbo užmokestį generuojančių darbo vietų. Kas dar svarbu? Pirmą kartą Lietuvoje, praeiti metai tai buvo, darbo vietų regionuose sukurta daugiau negu Vilniuje. Ir ne dėl to, kad Vilniuje mažiau buvo, dėl to, kad regioninė politika, ypatingai verslo investicijos į laisvas ekonominės zonas pirmiausia tai davė rezultatą. Dar daugiau, verslas matydamas stabilę, prognozuojamą verslo aplinką šalyje, mokestinės lengvatas, perspektyvą ir vystymuisi, bei spręsta problema, kas labiausiai smaugia, tai didelį mokesčiai susiję su darbo jėgos apmokestinimu, jie investuoja ir Lietuvoje lietuviškas verslas. Tenka atidarinėti gamyklas, kur yra lietuviško kapitalo įmonės. Tai darbo vietos, kurios yra reikalingos grįžtant, tai tikrai, jeigu tokiu pačiu režimu žmonės dirbs čia, kaip tenai, tai bus gerokai daugiau. Aš irgi, pavyzdžiui, dabar galiu pasakyti, ne visai tikslus pagal skaičius būsiu, bet irgi žinojau, mes tikrai esame gaminanti šalis, kurianti valstybė. Šalia Vilniaus, Avižienės tai yra gamykla, kuri surinkinėja mikroautobusus. Iš esmės gamina. Gauna pusfabrikatį, ruošinį ir gamina. Iš tos gamyklos yra 98% eksportas produkcijos į užsienį vežioja. Ir kada kalbu aš su bendro kapitalo įmonės vadovas, lankydamas, sako paradoksas. Lygiai tokia pačia įmonė, su to pačio kapitalo struktūra, čia lietuviška ir kitos valstybės, kitoje šalyje, na, kaip pavyzdys dabar būna, airiška ir kitos valstybės, tas pats savininkas, mokėdamas tenai šiek tiek mažesnį atlyginimą, jis negali sugrąžinti lietuvių grįžti atgal Lietuvą lygį to pačio dalyko. Tai yra informacijos trūkumas. Aš manau, kad dar mes iki metų vidurio turėsime tą vadinamą vieno langelio principą, tai grįžti į Lietuvą, kur bus galima iš užsienio gauti vienu kontaktu, vienu mailu, vienu skambučiu sprendimą, kuris tau pasakys, kas tavęs laukia socialinė, švietimo, įdarbinimo plotmė ir taip toliau. Aišku, čia yra daugiau vyriausybės darbai, bet juos reikia turėti tą politinę lyderystę. Jeigu mes nesutelksime, sutelkti gali tik prezidentas ir Seimą ir vyriausybę ir palaikyti ne žodžiais palaikyti, o darbais, kad tai būtų bendras tikslas ir siekis ir įgalinti visus kartu dirbti, tada bus grįžimo procesas tikrai kitoks. Mes jau minėjom, paskutiniai 4 mėnesiai pernai metų ir šiemet metų mes tą tendenciją matome. Ir tai vienas iš tų dalykų. Paskutinis, ką aš irgi pradžioje minėjau, tai pačioje Airijoje laikantis tikrai teko išgirsti istorijų, kuriuos sunku patikėti. Kada žmonės buvo išvykti iš Lietuvos dėl to, kad teisėsauga arba teisingumas su jais nepasielgė. Ir jie pabėgo, teisė sako, mes išvykome dėl to, kad neradome teisybės. Tada paaiškėjo, kad taip šalyje vis dar galime pirkti teisingumą, prekiauti jo. Tai tas argumentas labai svarbus yra. Žmogus turintis 5 vaikus, arba aš tikrai grįžčiau, bet sąlyga yra. Jisai ne ekonominis migrantas yra. Jisai migrantas dėl to, kad teisingumo čia nerado. Tai čia irgi turim tvarkytis. Jeigu mes matysime ir paliksime tą situaciją, kurią mes vis dar turime nepaisant pastangų, kada už mus sprendžia nerinkti žmonės, kurie neturi jokių įgaliojimų, bet būdami kažkur tai šešėlyje, o tam šešėliui tarnauja ir politikai, tai paskatos čia sugrįžti jokių būdų nebus. Ir aišku, taip pat, kas labai svarbu, yra grįžušė gyvenamas būstas. Tai šiandien, kas yra daroma, ir pradėti gyvendinti programą jaunoms šeimoms, įsigyti pirmą būstą, kredituojant dalį paskolos regionuose, nedidžiuose miestuose, taip pat labai svarbu. Kitas klausimas yra, kad užtikrinti šitos programos
papildomą finansavimą, nes tik pradėjus ją įgyvendinti, kur daug skepsio buvo, kad jai niekam nebus įdomu. Tai man atrodo, per 3 ar 4 naktis ir dienas visą tą kvotą buvo panaudota, teko tada ieškoti papildomų lėšų. Tai šiandien mes taip pat turime sudaryti sąlygas, kuris leistų apie būstą pagalvoti. Na, aišku, čia visiškai net ne vyriausybės kompetencija yra žiūrima tiesiai į savivaldą. Tai ta infrastruktūra, kuri reikalinga irgi jaunom šeimoms, yra pirmiausiai mokyklos ir darželiai. Ir čia taip pat reikalinga lyderystė, bet tada, kada ištinka švietimo krizė, turės spręsti tik tai duoti papildomų pinigų, ieškokime tokiu būdu, bet lyderystė spręsti tas įsisenėjusias problemas, kurios yra skaudžios, bet neišvengiamos ir dėl mokyklų tinklo, ir dėl tų pačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kad būtų galima palikti vaikučius, kada norisi į darbą. Ir aišku, paskutinis galbūt dalykas, kas irgi susiję ir su tuo paminėtų mūsų ne tik tai imigracijos, bet ir gimstamumo problema, tai mamų grįžimas į darbo rinką, nes vaiko priežiūros atostogose pabuvus įvairias sunku atgal ryšius, adaptuotis, dėl to sąlygos vaiko priežiūros yra vienas iš geriausių, bet grįžimas į rinką tikrai yra komplikuotas, dėl to turime surasti kitus sprendimus. Pavyzdžiui, pirmais metais pradėti mokėti dirbančiams mamoms ir dalį vaiko priežiūros metu mokamos išmokos, galbūt ne 100%, bet 70-60% tą reikėtų daryti. Ir dėl jaunimo. Na, kaip pažiūrėsime, čia tikrai matau absoliučiai visi jauni žmonės. Ir tai priklauso ne nuo to, kiek metų yra, o kaip jaučiasi širdyje ir kaip rūpinasi ir domisi. Tai irgi natūralu, kad yra, matyt, daugiau žmonių, kurie nori išgirsti betarpiškai, ir yra žmonių, kurie dalyvauja socialinėje medijoje, socialiniuose tinkluose, ten yra daugiau jaunimo. Tik tai vėlgi klausimas, kurių ateina daugiau būtent pasirinkti savo valstybės ateitį. Tai dėja, tai yra ne tik Lietuvoje, mes matom, kad jaunimas, nors aktyvumas tikrai paskutiniais metais gerokai išaugęs yra, gerokai didesnis susidomėjimas, gerokai tikrai labiau domisi, klausinėja ir dalyvauja rinkimuose, tačiau jeigu mes savo rinkimuose sulaukime, parlamento rinkimuose apie 50% žmonių, kurie ateina savivaldoje, dar mažiau, mes matėme, kad renka savivaldoje 30-32%, bet dar mažiau žmonių. Tai rodo, kad dalis jų žodžius ir tiesos yra, tai arba tiesiog iš to aktyvumo socialiniuose tinkluose neperauga į dalyvavimą piliečių pareigos atlikimo, arba dalis tikrai yra galvojančių, kad iš mane kažkas kitas tą turi padaryti. Bet dar kartą pabrėžiu, čia yra tikslas visų, kad kuo daugiau žmonių ateitų ir kuo daugiau žmonių savo valią išreikštų, kad tai būtų jų valia. Taip, toliau klausimai. Matau dar vieną ranką. Jaudinuosi, kad mikrofoną kalbėjo. Ministrė pirmininkė, kandidatė, jis kreipėsi dėl paskelbtos priešais. Štai dabar tokia situacija kalbėjo, kadangi merė pakėjo gyventi partijus, tai ir aš truputį pasakysiu, kad aš ir mano bendraminčiai. Aš gal nežinau, man atrodo teisybę pasakysiu. Dar Lietuva neturėjo tokio šaunaus ministro pirmininko. Nekeičia nuomonės, kuris kartus per dieną neima paskolų už 10%. Na ir bendraudamas su žiniasklaidos atstovais, kurie kartais užduoda kvailą klausimą, pašmaikštaudamas jiems atsako, kad jie nesupranta, dar labiau susierzina, pradeda kalbėti nesąmonės. Na ir aš galvoju, tik tai laisvas žmogus gali taip elgtis su visuomenės, su savo pavaldiniais.
jeigu jis nėra valdomas pažymomis, tarkim, arba neturi, kaip sako, skeleto savo spintoje, tai ponas Skvernelis, tai elgėsi drąsiai. Atradau skeleto pateikimą apie skaičiau, tai žinau. Ir dar mano bendraminčių akyse garbaus premjero autoritetas, bet tada buvo vidaus reikalų ministras, autoritetas pakilo, kada žioplių policininkų konvojuojamas pabėgo, paėmė automatą. Ir vienas iš 3 asmenų paskambino vakare vidaus reikalų ministrui Skverneliui ir paklausė, ką tu veiki. Jis pasakė, miegu, teisingai, drąsius, o kitas sakyt, aš jau vaikausi tą balvoną. Vienu žodžiu, nu dabar klausimas toks būtų, ponas premjerė. Toks klausimas būtų, ponas premjerė. Skaičiau spaudoje, kad labai pasišiukšlino skandinaviški bankai, kad plovė pinigus, kaip sakoma, ir ruošiasi jau jie pabėgti iš Lietuvos, nežinau teisybė ar ne. Bet ar Lietuvos Respublika, pavyzdžiui, vyriausybė negalėtų įsteigti taip vadinamo Tautos banko, kur būtų pagrindinis akcininkas vyriausybė su pagrindiniu 51% akcijų ir Lietuvos žmonės, kurie norėtų pirkti to banko akcijų. Ir tada pinigai, aš manau, daugiau pasiliktų pinigų Lietuvoje. Pavyzdžiui, visiškai tokie nesumanus, negabus, skandinavai gali bankus turėti, o Lietuva negali. Tai tiek. Tai ačiū labai dėl bankų. Iš tiesų, visi mes galim turėti, reikia, kad mūsų sumanų žmonės, kurie geba investuoti, geba daryti verslą ir šitoj srity gebėtų turėti ir bankus. Mes turime 2 dalinio lietuviško kapitalo bankus, tai yra Šiaulių banką ir Medicinos banką. Aišku, rinkos dalis yra labai menka. Ir jeigu anksčiau dėl to menkumo dalinai lietuviškų bankų, sakykime, bendro kapitalo įmonės, buvo problemos susijusios mūsų smulkiam verslui, vidutiniam, kadangi negalėdavo gauti kreditų, o verslas jisai be kreditavimo, geros kreditavimo politikos negali daryti nei plėtros, nei perkyti galvoti. Tai šiandien mes turim situaciją, kada net iš tų skandinaviškų bankų, kurie veikia Lietuvoje, iš esmės šiandien liko 2, kurie jau kelia tam tikrus aukštesnius reikalavimus arba sudėtingesnes sąlygas dėl ne tik tai smulkaus vidutinio verslo, bet ir stambaus verslo. Ir šiandien akivaizdžiai matosi, kad šitų 2 bankų dominavimas jisai neskatina konkurencijos ir vyriausybė, ir aš tą patį dariau praktiškai šitos porą metų, kur važiavau su oficialiais vizitais. Daugumą šalių tikrai kalbėjome, kad šalis Lietuva yra labai palanki ir patraukli investavimui, verslo sąlygos yra tokios, kurių reta pasaulio valstybė turi, mes esame 14 vietų tarp pasaulio valstybių, tai yra pasaulio banko duomenys ir rodikliai, bet potencialus investuotojas jisai vertina tikrai, kiek jisai rinkos galėtų atsikovoti arba turėti, kad galėtų sėkmingai verslą daryti. Jeigu jums kas nors sako, kad čia įkūrus valstybinį banką kažkas tai kažką padarys, tikrai nebus valstybėje ir galimybių vien tik tai valstybinį banką turėti. Taip, mes ieškome būdų, kad atsirastų dar vienas žaidėjas. Galbūt vėlgi tuos bankus, kuriuos aš paminėjau, lietuviško kapitalo galėtų būti investicijos, ateitų gretimos, artimos mūsų valstybės, valstybinis arba pusiau valstybinis bankas. Ir tokiu būdu atsiradus papildomam dalyvių žaidėjų, būtų galima ir mums, arba mūsų žmonėms, ir investuoti, jeigu tokių gebėjimų turi, ir užtikrinti konkurenciją, kurie sudarytų geresnės sąlygas klientų. Tai yra pirmiausiai tiems, kurie naudojamės bankų paslaugoms, tas tikeriai matome yra keliami vienašališkai ir aišku, siūloma alternatyva elektroninės paslaugos, tačiau visiems žmonėms šiandien dar nėra priimtina, bet kalbėti apie valstybinio banko atsiradimą tikrai šiandien aš nematau bent jau kol kas realių galimybių,
Bet kad šitą iššūkį mes artimiausiu metu turėsim spręsti, tai yra labai akivaizdu, nes dujų bankų dominavimas jis iš tiesų jau šiandien yra, kaip minėjau, ribojantis tam tikrą konkurenciją ir nesudarantis galbūt to pilno paslaugų paketo, kas reikalinga pirmiausiai klientams, nes optimizuoja savo tinklą ir uždėtinė postų ir taip toliau. Bet čia yra valstybės, Lietuvos banko ir visos mūsų vyriausybės sutarimas, kad tokį investuotoją surastume, tada būtų galima kalbėti apie bendro kapitalo banką, kuris tikrai galėtų, kaip minėjau, geriau klientų tarnauti. Ir dar vienas, ką jūs minėjote, tai vieną naktinį skambutį, tai aš irgi noriu labai aiškiai pasakyti šiandien, praėjus jau nežinau kiek metų po to įvykio, kad taip skambinome. Aš galiu labai atsakingai, nuoširdžiai pasakyti, nepasakiau nei vieno negražaus, grubaus žodžio, ką buvo bandoma pasakyti. Dar daugiau, kadangi tai buvo privatus skambutis, aš tikrai neviešinau jo. Tai vienas iš politikų, tuometinė Seimo pirmininkė, tą patį vakarą išėjo žiniasklaidą ir pasakė, kad aš paskambinau vidaus reikalų ministrui, jis pasakė, kad miega. Koks gali būti miegas, jeigu iš tikrųjų tada policijos operacija buvo baigiamos stadijoje, buvo aišku, buvo surastas ir ginklas, ir buvo aišku, kad kelios minutės ir 19 minučių ir bus tas įtariamasis vėl sulaikytas. Tai ką mes kalbame, kada tu dirbi telefonais, lauki skambutį, tą pagrindinę informaciją gauni, o netyla telefonas, kada tu kalbi ir matai, kad tau reiškiamas priekaištas, kas čia įvyko ir kodėl aš nežinau detalių, atleiskite, detalės yra žinomos tiem, kam reikia, tas tada žinoti pagal pareigybę, ir turbūt papildomai kažkokių tai subtilybių tiek policininkų, tiek kur laksto, tokios informacijos reikia, tada negali veikti pokalbio kitaip, tada pasakai, kad gal jau užtenka ir tikrai negalima skambučių tokių bandyti atleisti vidaus reikalų ministro, nors ir emocijos tokios yra užvėlę. Bet aš manau, kad tikrai nereikėjo to dalyko viešinti, tiesiog emocijos būna visuomet iš vienos ir iš kitos pusės. Tai yra, kada yra darbinis skambutis, tuo galėjom istoriją ir pabaigti. Po to atsirado, kad reikia pripažinti, kad iš tikrųjų Seimo pirmininkė niekada nepasakė, kad kažkas tai negražiai elgėsi ir nemandagiai kalbėjo. O kitos frazės panaudotos, kad reikia įmiegoti. Taip, iš tiesų man reikėjo 4 valandą gal keltis, skristi į komandiruotę, suplanuota buvo, bet po tokių įvykių naktį aš jau niekur nesiruošiau važiuoti ir miegojimą, tai bus suprasti, nes buvo gyvenamas stresą pakankamai gerai laikau, bet tokie įvykiai kasdien nebūna mieste. Tai policininkai nebuvo, jie žiopli, šiandien palengva pasakyti, kad žioplas esi. Ir kiekvienas iš mūsų skirtingai sureaguotum turbūt, kada pamatai prieš save atkištą kalašnikovą, visi gali sakyti, aš tikrai neįsigaščiau, atimčiau ir padaryčiau, kad žmonės yra žmonės. Tai nekaltinu, neskirpiu iš jų, iš tiesų tas pamokas, manau, reikėjo išmoko pareigūnai. Ir ne tik pareigūnai, ir politikai išmoko, ir aš išmokau, ir buvo pamoka, kurią matyt visą laiką reikia labai sverti kiekvieną žodį, kaip kalbėjau, su kuo kalbėjau. Aš galvoju, kad tokį dalyką, ar kita salės pusė girdi kalbant be mikrofono, nes aš girdžiu, kaip filmuoja ir mes turbūt lengviau susikalbėsim tiesiog Gerai, ar reikia mikrofono? Ar girdi? Gerai, tada vieną sekundėlę. Aš perskaitysiu vieną klausimą iš lapelio ir iš karto tada pakelta ranka. Tiesiog, kad būtų sąžininga, aš visą laiką siūlau, neklauskit, ką jūs jau daug kartų skaitėt, kur nors žiniasklaidai, pabandykit paklausti, turėdami progą šalia kandidatą, ministrą pirmininką, gal, nežinau, kažką žiūrėjot, su žmona kalbėjot, kad būtų čia Saulius Skvernelis, tai paklausiu, dabar puikiai proga. Dabar klausimas apie tai, ar bus sutvarkyti mokesčiai, kodėl žmonės, kurie uždirba mažiau, moka tokius pačius mokesčius, kaip ir daugiau uždirbantis. Tai mokesčiai visą laiką turi tokią savybę, kad kiekvienas mes norime mokėti jų kuo mažiau. Tai irgi natūralu yra. Dėl to darant mokestinę reformą esminę pernai metais ir tam tikrą galbūt intervenciją į mokesčių reformą 17 metais buvo padaryti keli sprendimai. Pirmiausia, tai, ką aš paminėjau pradžioje, kalbant apie šių metų nuo sausio 1 dienos įsigaliojusius naujus mokestinius tarifus,
buvo padaryti keli svarbus žingsniai. Pirmiausiai, sujungta darbdavio ir darbuotojo mokesčių dalis, perkelta yra darbuotojui, dėl esminės priežasties. Vienas iš didžiausių be korupcijos mūsų taip pat valstybės bėdų yra šešėlis. Ir šešėlinė ekonomika skatina daugelį šaltinių blogų procesų. Ir vienas iš tų, kaip iš šešėlio žaidinėti, kalbant apie darbo santykius, yra pasakyti vokelių, buvo parodyti, kiek kainuoja darbo vieta, pasakyti, kad visą tą mokesčių sumoka darbuotojas, darbdavio liko nedidelė dalis į tam tikrą garantinį fondą vadinamą ir tokiu būdu iš tikrųjų mažinti šešėlį darbo rinkoje. Antra, padarę šitos sprendimus buvo priimtas ir bus 3 metus iš eilės nuosekliai vykdomas planas yra neapmokestinimo pajamų dydžio plėtra. Ir plėtra neapsiribos tik tai iki apie 2000 uždirbančių žmonių atlyginimų sąskaitą. Tai yra mes šito pratimu pirmais metais, jau mes matome per pirmus 3 mėnesius, kas ir buvo suplanuota, palikti žmonių, dirbančių žmonių kišenėje nuo 18, kalbant apie minimalų atlyginimą, iki 72 eurų kas mėnesį per tą mokestinę reformą. Per 3 metus mes matome, kad tikiuosi, kad tai bus padaryta šitos sumos keisis, dabar mes vidurkį turime 42 eurus. Tai yra vidurkis kiekvienam žmogui. Arba šitą frazę milijardas milijonų dirbančiųjų, jinai yra iš tiesų išpildyta ir toliau bus pildoma. Toliau dėl to progresyvumo. Tai ši vyriausybė, kad nebūtų keista, yra pirma vyriausybė, kuri realiai įvedė progresinį mokestį, kalbant apie gyventojų pajamų mokesčius. Yra 20% tarifas ir 27%. Tie, kurie uždirba, daug, labai daug, pakankamai daug, kaip čia pasakysi, tikrai yra dideli atlyginimai. Kitas momentas, kas padarytas buvo, tai įvestos sodros grindys ir lubos, kad nebūtų vėlgi žmonės, kurie dirba nepilnu etatu arba rodoma, kad dirbamas nepilnas etatas, jisai gauna tik tai mažesnį atlyginimą, bet ir socialinių garantijų, kalbant apie ateitį netenka, kalbant apie tą pačią pensiją. Ir išmokų lubos, tas irgi natūralu, tie, kas uždirba, čia yra įspūdingos kosminės sumos, jie iš tikrųjų net gauna nieko praktiškai, ką sumoka, bet lubų įvedimas ir 37% tarifo įvedimas šiek tiek taip pat, manau, tai yra toks realus pirmas žingsnis minėjų progresinius mokesčius. Ar dar progresyvumą atvykime didinti? Tai yra irgi diskusijos, matyt, prie jų bus grįžtama, tačiau svarbiausia prisiminti vieną dalyką, kalbant apie progresinius mokesčius ir mokesčių tarifus. Lietuva nėra sala. Ir šiandien, kalbant apie verslą, jisai gali labai greitai, net virtualioje erdvėje atsidurti įmonė iš Lietuvos į bet kurią kitą gretimą regiono valstybę, kur mokestinis režimas yra geresnis. Dėl to ta mokesčių reforma, kurią mes darėme, jinai garantuoja, kad mes per 3 metus pasieksime ir būsim patys konkurencingiausi mokestinė prasme šitam regione. Tai galbūt dalinai irgi yra atsakymas į klausimą, o dar ar daugiau progresyvumą matyti didinti, tai galbūt ir bus perspektyvoje, bet šiandien aš manau, kad jeigu mes surinktume viską, ką turim surinkti, tos mokesčius, ypatingai aš kalbu apie pridėtinės vertės mokestį, tai šiaip iš esmės tikrai mes per paskutinius 2 metus bent po procentą PVM-o grobstymo arba šešėlio ištraukime, tai yra po 250 milijonų kasmet, kuriuos atidavė visiems mums. Tai nėra riba, manau, kad gali būti dvigubai ir tada galėtume kalbėti irgi apie, galbūt kitokį mokestinį režimą apie ateitį kalbant. Nes tai taip pat tie darbuotojai, kurie gauna didelius darbo užmokesčius, jie gali būti įdarbinti kviečiami Lietuvoje, nors fiziškai atlikti darbą čia, bet būti filialo arba modelinės įmonės darbuotojus ir mokesčių iš jų nemokėti. Ir dar vienas svarbus dalykas, tai yra įvairūs mokestiniai režimai, taip girdėtas pasisakymas gyvulių ūkis, kada skirtingos profesijos moka skirtingą vėlgi pajamų dydį arba nuo pajamų tam tikrą mokestį, tai mes padarėme taip pat žingsnį, kad tai nepriklausytų nuo profesinės ūkinės veiklos,
ir tai priklausytų nuo to, kiek tu pajamų generuoji ir laipsniškai, pagal senus tarifus aš kalbu, mokėtų nuo 10 iki 15%, nuo 5, atsiprašau, iki 15%. Ne viską tai pavyko padaryti dar, kai kurios profesijos išliko su išimtimis ir, čia jau vyriausybės perspektyvos, galbūt šių metų klausimas, kad turėtų mažėti juridinių formų, kalbant apie įvairius darbo režimus, patentas, individuali veikla, sutartys įvairios, kas matom iš tikrųjų, čia irgi viena iš problemų. Ir aš, kaip jau minėjau, dėl ko to žingsnio reikėjo daryti, tai irgi yra faktas, Lietuva kasmet išleidžia žmonės daugiau negu uždirba. Prašau, ten klausimas buvo, netrukus ir jums, bet pažadėjom. Gerbiamas premjere, aš jums truputį lengvesnį klausimą. Iš kitos sieros, tie ūkiniai klausimai, matosi, jau jums, taip liaudiškai pasakius, daėdė. Jūs užsiminėte apie užsienio politiką savo pasisakymą, bet konkrečiai nieko nepasakė. Jūs paminėjot žodį kaimynai. Tai mane domina taip, ar jūs galvojate ir kaip galvojate normalizuoti santykius su Rusija ir ar ta vykdoma dabartinė politika tiek Adamkaus ir tiek dabartinės prezidentės davė mūsų šaliai kokią tai naudą? Ačiū. Tai ne ūkinis klausimas atrodo, bet jisai irgi neatsiejamas ir nuo ūkinių dalykų. Tai yra pirmiausiai turbūt apie kaimynus, kalbant ir viena iš tų kaimynų valstybių yra Rusija, kur net pasvarstymai apie tai, ar tikrai tarp mūsų valstybių santykis, koks šiandien yra, jis yra toks, koks turėtų būti, sulaukė audringų reakcijų apie Kremliaus politiką, Kremliaus kandidatą, darbą su Kremliumi ir panašiai. Na, man tai skamba absurdiškai, žmogui, kuris niekada netarnavo kitai valstybei, tik tai Lietuvai buvo davęs priesaiką, nebuvęs jokių kitų valstybių politinių partijų narių, dabar nesu narys. Tačiau nematyti, arba sakyti, kad čia nėra problemos, tikrai tai būtų, nežinau, trumparegiška. Yra faktas, kurį aš paminėjau prieš metus, dabar pakartoju kažkuriam susitikime su gyventojais, kur vėl buvo padarytas istorija, patikrinimas, tiesa, netiesa. Tai yra faktas, yra tas, kad Lietuva viena iš nedaugelio ES valstybių, ir pakartosiu dar kartą tą dalyką, nes tai čia ne mano įsigalvojimas, o man pateikta faktinė medžiaga, neturi iš esmės jokių politinių kontaktų su ta valstybė. Oponentai iš karto atsako, taip, tai neturime, tai ambasados yra, tai irgi politiniai kontaktai. Taip, ambasados yra, dar bet turbūt, kad mes turėtume diplomatinių santykių, kad turbūt čia būtų iš viso viršūnė. Bet visos valstybės, kurios laikosi bendros pozicijos, o čia mano irgi nuomonė yra visiškai sutampanti. Šalis, kuri pažeidė tarptautinę teisę. Šalis, kuri negerbė teritorinio vientisumo, pagrindinio principo, kuris susiformavo po Antrojo pasaulinio karo, garantuojantis tvarką ir stabilumą šitame regione. Šalis, kuri vykdo agresyvią politiką kaimynų atžvilgiu, tame tarpe ir mūsų atžvilgiu. Na, mes prie savo sienų bandome dislokuoti branduolinį ginklą, telkiame kariuomenę neproporcingą, modernizuojame nuo mechanizuotų dalinių iki greito reagavimo dalinių. Šiandien iš šitos valstybės kol kas nėra jokio signalo, kažkokio tai kaimynam arba mums, kad mes norėtume, ar turėtum galimybę keisti požiūrį. Santykių, dėl draugiškų santykių nėra prasmės turėti. Čia nėra jokia vertybė. Tai kol tokio signalo nėra, pozicija dėl sankcijų taikomų Rusijai tikrai neturi išlikti ir negali keisti. Tačiau mes kaip valstybė, taip pat esame valstybė, suvereni valstybė, savarankiška valstybė ir turime savo interesus ir savo žmonių interesus tame tarpe taip pačiai Rusijai. Aš galiu kelis pavyzdžius paminėti, kalbant apie mūsų šalies ekonomikos variklį, tai yra eksportas. Ir aš džiaugiuosi, kad jis jau auga kelinti metai ir dabar tas pats augimas yra, nes čia garantuoja tvarą mūsų ekonomikos augimą.
Per 15 metų eksporto dalis BVP nuo 40 iki 85%. Tai, jeigu kalbant apie eksporto rinkas, absoliučiai visų prekių, 19% yra, šiek tiek mažiau, bet pirmoje vietoje Rusija. Bet kalbant apie lietuviškos kilmės produkciją, jau nėra Rusija. Tai yra, mūsų verslas sugebėjo diversifikuoti eksporto rinkas, tačiau ten yra. Toliau, karaliaučiaus sritis yra mūsų bendruomenė gyvenanti. Ir šiandien mes matome situaciją, kas yra su lietuvių kalbos dėstymu, kaip mokytojams tenai, kabutėse lengva patekti arba neleidžiami. Mūsų istoriniai, kultūriniai paminklai susijęs su mažosios Lietuvos istorija. Mes šiandien nesugebame užtikrinti to lygiaverčio bendradarbiavimo ir mūsų interesų apsaugos tenai. Tranzitas, kuris yra į karaliaučių per Lietuvą ir Baltarusiją. Jeigu šiandien veikia schema, ES schema, to supaprastinto tranzito, bet jo irgi užtikrinimas reikalauja taip pat tam tikrų kontaktų, vis iškyla visokiausių problemų. Kontrabanda ir nelegali migracija. Suomijoje buvo neseniai pavyzdys, kada per sieną Suomijos Rusijos pradėjo staiga nei iš jo, nei iš to šimtais ir tūkstančiais eiti nelegalūs migrantai. Ir niekas nenustabdė to, nei pasienis, nei kažkokios dar pajėgos. Sustabdė, aš paklausiau Suomijos premjero, kada buvo čia Vilniuje neseniai, kas sustabdė tą istoriją. Jis pasakė, 2 skambučiai telefonų. Jo premjerui ir Suomijos prezidento, Rusijos prezidento. Tos karštos linijos nebuvimas, tokiais kriziniais atvejais, kokia alternatyva? Ambasados. Taip, viskas tvarkoja, ambasados veikia, bet ar visą laiką gali ambasados spręsti tokius klausimus, kurie mūsų interesų. Misija Sibiras. Neišvažiavo mūsų jaunimas pernai metais. Vizų negavo. Ir nesugebėjome mes išreikalauti, kad yra mūsų interesas ir mes ten turime būti. Dėl to, kol nėra signalo jokio, kalbant apie tuos pažeidimus ir agresyvią politiką, matyt, keistis bendros pozicijos, kas yra Europos Sąjungoje, būtų sunku. Tačiau interesų atstovavimas, darbiniai kontaktai, jie bet kokią formą turi atsirasti. Dar kartą pabrėžiu, aš nepretenduoju į tai, kad tai turėtų būti aukščiausio lygio susitikimo, jokių būdų. Bet kitos valstybės, Europos Sąjungos valstybės tą daro. Važiuoja ir ministrai, ir premjerai, ir prezidentai. Ir tada kalba apie tą agresyvią politiką, kurią Rusija užsiminėja, kalba žiūrėdami tiems lyginiams siekis. Tai yra svarbus iššūkis tą paminėti. Bet, kaip matote, tas vyksta. Ir šiandien mes taip pat turime ieškoti būdų kiekvienio, bent jau tuo techniniu lygmeniu, turėti tokį kontaktą, turėti tas karštasias linijas, kur būtų galima krizės atveju spręsti vieną ar kitą klausimą. Su Latvijos tikrai nėra jokių problemų. Aš bendravau su Latvijos premjeru po to, kad mane iškraipė, pasakydami, kad Latvija ne broliai. Broliai! Buvo, yra ir bus, ir tautos broliškos, ir mūsų kultūra, ir mentalitetas, istorinis skaudus patyrimas, bet ekonomikoje mes esame konkurentai, tai yra faktas. Ir tą faktą reikia pripažinti. Konkuruojam dėl tų pačių investuotojų, konkuruojam dėl tų pačių krovinių Baltarusijos, konkuruojam dėl krovos uostuose, konkuruojam dėl mokesčių klausimais, kur lengviau, kur parankiau, akcizai tai būtų, ar kiti dalykai. Galiausiai neturime sienos demarkuotos su jūrinės sienos su Latvija. Tai ar mes nematom šitų problemų ir pasakom, kad mes broliaujamės, bet tokių sprendimų nepriimam, jokių įsisenėjusių skaudžių klausimų nesprendžiame. Turim spręsti. Aš nekalbu apie struktūrinius projektus, Rail Baltica, Via Baltica, sinchronizacija. Tai čia yra tie klausimai, kurie turi būti suderinti. Tas pats SGD terminalas, suskystintų dujų terminalas, kodėl jis netapo regioninio terminalu, kodėl mes negalėjome pasinaudoti galimybę Europos komisijos pinigais įgyvendinti projektą ir sumažinti naštą visiems šities einantiems dėl jo išlaikymo ir iškeitimo. Bet turim suprasti, mes tikrai nežaidžiam Lietuva po vandeninių srovių kažkur tai ten, bet tokia yra realybė. Tie patys, ta pati Baltarusija. Irgi sprendimas turės būti, šiandien tos santykius stendo
Pasakojimas. Taip, yra dar klausimų? Prašau. Gerbiamas premjerė, norėjau paklausti, koks jūsų kelias dėl tokio šeimos ir santuokos instituto stiprinimo. Šeima tai vis tik visuomenės ląstelė, žiūrint į Lenkiją kaimyninę, ten geresnės sąlygos, gal mažesnis skurdas, o dabar dėl skurdo kai kuriuo atveju buvo net vaikų atėmimo atvejai. Tai pirmas klausimas, o antras jūsų nuomonė apie Stambulo konvencijos ratifikavimą. Visą laiką, norint kokį tai nuotrauką pasidaryti, reikia žinoti, su kokių plakatų užrašų darais, nusifotografavau aš prieš Seimo rinkimus. Dėl konvencijos ratifikavimo dabar pastovima prikaišėjama, vieni prikaišėja, kad nori ratifikuoti, kiti, kad neratifikavo. Iš esmės, pradėsiu nuo paskutinio, dėl Stambulo konvencijos. Tikrai yra tarptautinė sutartis ir konvencija, kuri naudinga ir būtina valstybė visoms, nes kalba apie smurto mažinimą ypatingai kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje, apie smurtą prieš moteris. Ir pagrindiniai principai, kurie ten yra, tikrai nekelia kažkokios grėsmės. Iškilo vienintelis dalykas dėl apibrėžimo, definicijų, tai yra, kas yra socialinė lytis, ar atsiranda nauja lytis, kažkokios tai baimės didelės. Dėl ko pauzė yra padaryta? Dėl to, kad yra pakankamai didelis visuomenės susipriešinimas. Ir manau, kad reikia diskusijų, buldozerių tikrai nereikia ratifikuoti, bet jeigu būtų situacija, kad mūsų nacionalinė teisė nereguliuotų šitos problemos, sakyčiau taip, vardan aukštesnio tikslo reikia tą padaryti greitai. Dabar mūsų nacionaliniai įstatymai, smurto artimoje aplinkoje įstatymas ir kiti iš tikrųjų pakankamai gerai apsaugo nuo smurto. Taip, įgyvendinimas įstatymas, bet kokiu atveju gali būti geresnis ir visą laiką yra su smurto aukas nuopertos pagalbos, kurios tikisi, kalbant ir nuo galimybės izoliuotis nuo smurtautojo ir sugauti tam tikrą socialinės gerovės paketą. Bet Seime yra konvencija ir manau, jeigu nebus įspręstas klausimas dėl to supriešinimo, dėl socialinės lyties apibrėžimo, tai vis kol kas bus tame taške. Kalbant apie vadinamą taip vaiko teisių apsaugos įstatymą, aš vienareikšmiškai sakau, kad jis buvo reikalingas, reforma buvo reikalinga, niekada nesutiksiu su tuo, kad galima vardan aukštesnio švento tikslo mušti silpnesnį, ar tai būtų vaikas, ar moteris, ar kitas žmogus, tiesiog nepriklausomai nuo lyties. Ir tik tai viena vėlgi problema iškilo, kad mes nuo vieno kraštutinumo puolėme prie kito kraštutinumo. Bet prisiminkim, kas tą inspiravo. Matuko tragedija. Tada mes visi, politikai pirmiausiai, tai aišku, žiniasklaida, visuomenė, pradėjome daužyti tas institucijas, kurios buvo atsakingos už vaiko apsaugą. Padarėm tikrai reikalingą naują įstatymą, naujas pataisas, kurios įgalino efektyviau, greičiau reaguoti, nes tikrai įvykis tragiškas. Bet kada mes taip, kabutėse, paauklėjom institucijas, kurios dirba nuo policijos iki vaiko teisių apsaugos tarnybų, tai pradėjau savo darbą daryti taip, kaip rašo sausa instrukcija. Yra smurtas, požymiai, atsikėlė instrukcija, sulaikyti, uždaryti, paimti, išvežti ir sakyti. Ir tada tikrai manęs niekas neapkaltins, kad aš kažko tai nepadariau. Jeigu aš svarstysiu, kaip pasielgti, tada būsiu kaltas. Tai va čia, bet mes tą savo spaudimu padarėme. Dabartinės pataisos, kurios yra pateiktos po pritarimo, tikiuosi, kad jau šitoje sesijoje bus priimta, iš tikrųjų subalansuoja šeimos ir vaiko interesą. Vaiko interesas pirmoje vietoje. Muštis, smurtauti jokiais būdais negalima, tačiau jeigu tai yra paėmimas, tai yra tik tai kaip išimtinė kraštutinė priemonė ir pirmiausia tai vaikui socialiai priimtina aplinka. Kaimynai, artimieji, draugai, kita aplinka ir globa tai būtų laikina globa kaip kraštutinis atvejis. Na, aš manau, kad galbūt tai įspręs tam tikras emocijas, o tokių įvykių pavienių, kurie yra, kurios galima parodyti labai tragiškai, jų buvo, yra ir bus, ir visą laiką mes tikrai matome emociškai. Aš irgi 2 vaikų tėvas, kada matau, na, mano emocijos verda ir norisi kažką tai reaguoti ir kitaip sakyti, bet
vėlgi, reikia suprasti, kad mes matome tik tai tą baigiamąją emocinę dalį, o pasiekmių, arba tiksliau priežasčių labai dažnai nematome. Dėl to manau, kad bus subalansuota, o kalbant apie šeimas, tai aš manau, kad tai, jūs Lenkija paminėjote, tai mūsų labai artimi ir panašų žingsniai yra kalbant apie socialinę politiką šeimų atžvilgiu, tie patys vaiko pinigai. Jie pradžioje tik turėjo galimybę daugiau paskirti, mes dabar turim 50 eurų, bet per 2 metus planuojame, kad vienam vaikučiui bus 100 eurų. O po to vertinant pajamą šeimos, kas ir dabar yra, tai už 3 vaikutį mes dabar pagal pajamų lygį mokame po 70 eurų. Tai yra, ir sako, nu kas čia man yra už to? Pagalvokim vis tiek. 2 asmeniai šeimoje 100 eurų, bet yra vaiko pinigai. Tikiuosi, kad vaikai tą supranta ir labai aiškiai savo nuomonę reiškia apie tai mokyklose ir vyriausybėje atėję ir pasako, ar dėlysit mūsų pinigus kitais metais. Taip. Ar yra dar klausimų? Turiu yra 14 minučių, prašau. Tikriausiai, bet čia darbuotojai nesivežė. Ves dėl darbuotojai nesivežė. Čia aš tiek. Tai galima atvirai. Atvirai galime. Ir majesnė darbuotojai tikrai užkėtų. Gerai. Aš noriu paklausti. Ir jūsų nuomonės, ar mūsų toks principingas laikymasis, toksai, norint išlaikyti savo autoriteto valstybės. Ar jis ir neparodytų mums norą bendradarbiauti su Rusijos valdžia, ar neiššaukia tai, kad greta mūsų sienos, greta Vilniaus beveik, atsirado atominės, netaleisė, bet atsiras atominė elektrinė, kuri mums bus visada pavojus. Vienas klausimas. Norėčiau dar dėl signataro Pičkausko pasisakymo Seimo rūmuose, 11 kovo minėjimo. Jis tam atvirai pasisakė prieštaraujant jūsų dabartiniai pozicijai. Prieš Lietuvos kariuomenę. Prieš Lietuvos kariuomenę ir kad tikrai reikia rasti ryšius draugystei su Rusija, su Baltarusija. Kadangi nėra, vis tiek sakysiu atvirai. Tai kalbant apie tą poziciją, mes laikomės bendros pozicijos, kaip minėjau, tai skirtiniais klausimais, kaip bendrija, kaip Europos Sąjunga, ir to reikėtų daryti. Aš manau, kad nereikia įsišaukti daugiau negu kiti, arba vadinti, pavyzdžiui, kaimyninę valstybę, bet kurią teroristinę valstybę. Nes tai yra skirta ne tik tai režimui, bet ir visiems žmonėms. Bet tai yra pakankamai jautru. Šiandien mes irgi turime skirti, nors tai kuo toliau, to vis bus sunkiau ir sunkiau. Kremlius ir Rusija nėra tas pats. Nors tas artėjimas tikrai rodo negeras tendencijas, ypatingai po prezidento rinkimų Rusijoje. Jeigu anksčiau jaunimo tarpe buvo kitos nuotaikos. Ir mes sakėm, pasikeis kartos ir galbūt atėjus nauja karta mums leis jau prie tų stereotipų bendrautis. Tai panašu, kad ne. Miestai, kurie anksčiau buvo opoziciniai miestai, jeigu galima sąlyginai vardinti, Maskva, Sankt Peterburgas, pats Karaliaučius, šitose rinkimuose parodė skaičiai augantys jo palaikymą. Tai to atskirimo vis bus mažiau ir mažiau. Tačiau reikia gerbti, aš sakau, yra režimas, jo priimti sprendimai, sankcijos ir rusų tauta, kurie iš tiesų, tikrai nėra, galbūt negali būti tapatinama su tuo režimu, kokius jisai priima sprendimus. Ir čia mes turime, sakau, ieškoti sprendimų, kad jau nesiekti taip, kaip tokių epitetų neklijuoti, kaip buvo kažkada tai paminėta. Dėl elektrinės sąskaitos. Taip, iš esmės, jūs esate teisus, tai yra kaip ir Baltarusijos sprendimas, palaimintas tuometinė idėja, arba nesipriešinant, arba bendradarbiaujant tuometinį Lietuvos valdžiai, bet projektas yra Rosatomo ir jisai yra ir finansuojamas, ir kredituojamas, ir statomas. Per šitą elektrinį mums kelia ir kels grėsmę, tai yra faktas, mūsų irgi oficiali pozicija nekinta jos klausimų
jinai yra statoma pažeidžiant tarptautinę teisę, neteisingai pasirinkus aikštelę, tai yra konstatuota jau yra tarptautinės konvencijos, vadinamos ESPO konvencijos pažeidimas. Tai yra įrenginys, kuris kelia mums potencialią grėsmę, nes iš jo įstatymiškai nusprendė šiandien nepirkti elektros energijos, tačiau jeigu bus įkrautas branduolinis kuras į tą pirmą bloką ir tai gali būti, jie planuoja šių metų pabaigoje, aš manau, pagal tą turimą informaciją realiai, galbūt šiek tiek vėliau, procesas bus nebegrįžtamas. Dėl to reikia išnaudoti bet kokią galimybę, kad elektrinė pradėtų veikti. Viena iš galimybių buvo pasiūlyta, sulaukė kritikos, premjeras Žioplys, visi nekvaili, tai jeigu aš Žioplys, tai gal protingesnė, kad jis pasiūlys geresnį alternatyvą, bet tylėjo arba kolaboravo, kai statė tą elektrinę, sakė, kartu statysim, kartu bendradarbiausim, dabar Žioplys. Tegul aš būsiu Žiopliu, bet aš išnaudosiu kiekvieną galimybę ir šansą, kad mūsų žmonių saugumas būtų užtikrinamas. Nepriimsi šito plano, jeigu nepriimsi. Tada bus aišku, kad kalbos jau apie energetinių šaltinių diversifikavimą, kad nebūtų priklausomi nuo rusiškų dujų. Mes siūlom alternatyvą, bet jeigu jos nepasirinks, tai tikslas yra ne būti nepriklausomiems nuo rusiškų dujų šaltinių, tiesiog įgyti dar didesnį priklausomybę, kadangi jau suprantam, kad branduolinis objektas, kuras ir visą kitą aptarnavimas, tai bus surišta amžiams su šito branduolinė jėgainė. Dėl to mes, aš manau, turime galvoti ir dar pragmatiškai, jeigu įvyktų taip, kad jinai būtų paleista, mes turime pasiruošę galimam branduoliniam incidentui. Ir šiandien vyriausybė jau padarius tos namų darbus, yra priimti specialūs planai, finansuojami jie. Tai mums kainuos ne 10 milijonų eurų, kalbant apie monitoringo sistemą, apsaugą, evakavimą beveik 300 tūkstančių gyventojų, bei tam regione, kurie esame, juokinga, bet visi gaus po 2 tabletes. Kaip pirma iš profilaktinių priemonių įvykus incidentų, ką reikės daryti. Ar mes gebėsime laiku gauti informaciją? Mums reikėtų, kad iš mūsų stebėjimo sistema būtų elektrinėje. Su šiandieniais santykiais tikrai ne. Ant sienos mes galėsim pasistatyti. Bet atstumas, kuris prarastas yra, jis labai svarbus. Ir dėl to kažkokių tai kitų žingsnių mes turėsime imtis, nekeičiant bendros pozicijos. Tai aišku, tai kliuvinys yra mūsų bendram, geram, kaiminiškiam sutarimui ir su ta pačia Baltarusija. Baltarusija, ką mano mums oficiali valdžia, bet žinom, ką jie mano, jie tai deklaruoja. Kad tai jų yra energetinės nepriklausomybės šaltinis užtikrinimo ir jie nenori būti priklausomi nuo rusiškų dujų. Laikas tirpsta, padarykim taip, rankos dar žmogus įpadavęs vienas Bičkausko. Dėl Bičkausko prisakymo labai svarbu. Tai jeigu sakoma, jog mums nereikėjo stiprinti, net nestiprinti, iš esmės sukurti savo krašto apsaugos sistemą, nes 8-9 metai mūsų daliniai buvo sukomplektuoti trečdaliu. Mes turėjom tik 30% reikalingų pajėgų žmonių. Tai buvo neveiksminga imitacija. Technika sena, dažniausiai panaudota NATO kariuomenės ir pateikta kaip labdara. Ir tokia kariuomenė iš esmės tikrai negalėjo nei atgrasinti, nei užtikrinti tų pirmų būtinų žingsnių, kas reikalinga kaip stipriam partneriui. Pasakymas, kad NATO mus apgins, žinokit, tai yra netiesa, mes turim savo namų darbus padaryti. Šiandien tie veiksmai, kurie yra padaryti Lietuvos, atstatant pajėgumus, tikrai aprūpinant kariuomenę, sprendžiant žmogiškų išteklių klausimą. Aš tą informaciją, kaip ir kiti valstybės vadovai, disponuoju, galiu pasakyti, kaip atgrasymo priemonė, tai taip pat suveikė. Ir kalbėti šiandien apie konvencinį, tą tradicinį karą, konfliktą, tikrai yra minimalios galimybės. Hibridiniai karai, visa kita tai yra mums iššūkis. Paveikimas arba įpišimas į mūsų galbūt vidaus reikalus, bet apie konvencinį karą tas padėjo mūsų įsipareigojimas 2% NATO finansavimo, padėjo priešakinių dalinių dislokavimas
bet jie dislokuoti dėl to, kad ir mes savo įsipareigojimus vykdome, dar nėra spręstas mūsų apginamumo klausimas iš oro ir iš jūros. Bet pasakyti, kad kažkas mūsų turi atlikti, dėl ko 1000 vokiečių kareivių dabar turi aukoti savo gyvybę, jeigu reikės, dėl mūsų. Mes turime padaryti savo namų darbus, turime drąsiai čia veikti ir tuos planus, kuriuos turime šalies gynybai, tam tikrą genų skaičių mes turime įsilaikyti. Šiandien manau, kad mūsų krašto apsaugos sistema yra pajėgi tą padaryti, laukiant į pagalbą, jeigu reikės ateis ir mūsų sąjungininkai. Dėl to pasakymas, kad nereikia mums kariuomenės ir mes geriau tada bandykime surasti kažkokią taiką, taikų sutarimą. Prisiminkim 1940 metus. Kas buvo, kada buvo taika, taikų susitarimas, bazių leidimas ir pasidavimas be šūvio. O kaip paskui buvo aukų, kalbant apie partizaninį judėjimą, apie tremtis ir visą kitą, kur mūsų valstybė atsidūrė per tą 50 metų okupaciją. Tradicinė frazė, nenori maitinti savo kariuomenės, maitinsi svetimą. Ir čia nereikia supriešinti šitų dalykų. Pasipriešinti, kaip valstybė galime tą daryti ir darome neatimant duonos kąsnį iš kitų, bet investuodami į savo saugumą. Ir man gaila buvo klausyti signataro pasisakymo. Tai mes turime siekti, ir tai tikslas ir mano būtų. Kuo geresnių, draugiškesnių, pragmatiškų santykių atstovauti mūsų valstybės interesą. Bet dar kada pabrėžiu, ne mes darėme pratybas prie Rusijos, Lietuvos, Baltarusijos sienų, ne mes imitavome puolimo variantą, ne mes dislokavome papildomus pajėgumus Karaliaučiaus srityje, ne mes ten atvežėm raketas, kurios gali nešti branduolinę galvutę. Tai tiesiog, jeigu mes esame valstybė, išmokime pamokas, kurias turėjome istorijoje, būkime vėlgi savo buvimu, gebėjimų orus ir ginkim savo šalį, ir jeigu reikės, tai reikės daryti. Gerai, tada paskutiniai klausimai. Vieną noriu perskaityti, buvo vienas iš pirmųjų užduotų. Gerbiamas Skverneli, norėčiau paklausti, ar bus teigiamas valstybinės vaistinės, valstybinės maisto prekių parduotuvės be alkoholio ir alaus. Čia taip pat alkoholis, dėkui už atsakymą. Dvi pramonės rūšys, kurios netiesiogiai skaudžiausiai susilaužė flagą, toliau tą daro, tai farmacijos pramonė ir alkoholio pramonė. Mes gauname. Tai jūs nematote, kadangi tiesiogiai nemušėm, kur yra aplinkui. Bet palikti tokią situaciją, kuri buvo, kalbant apie vaistų politiką, tikrai negalėjome. Taip yra prigrybauta. Aš tikrai sutinku, kad yra ir klaidų pridaryta čia dėl vaistų išrašymo, kompensavimo, tačiau mes jau matome visiškai kitą situaciją, bent jau taupome pinigus pirmiausia tai jums. Kas buvo absurdas, jog už tos pačius vaistus, generikus vadinamus, mokėjome iki 10 kartų brangiau negu kitose gretimuose referencinėse valstybėse. Tai jeigu jau mes bent jau save apsiginkime pradžią, inovatyvių naujų vaistų įvedimą, 65 naujų rūšių, tą reikėjo daryti dabar, tikrai tai yra sunku, bet to vaistą išrašo, net toks tinkamas, aš pripažįstu, kad mes čia irgi, visiems vienodai nebus, kažkas turi individualius, dabar taisom tos sprendimus, tačiau būtini buvo žingsnį padaryti ir mes dabar jau matom, kol čia nematėme per jų reklamą, per televizijos, pažiūrėkite, nereikia nei akcijų, pigiausios kainos, geriausi vaistai, tik tai ateikite, čia tik tai dieną vakare, ne visą parą, tai o iki to laiko sakė, čia viskas bus tragedija blogai. Dabar dėl vaistinių valstybinių. Valstybinių vaistinių tikrai nebus, kaip po tokių jie vis galvoja, tačiau šį trečiadienį vyriausybės posėdį, aš tikiuosi, kad mums užteks drąsos ir valios priimti sprendimą ir pritarti įstatymo projektui, kur mes kalbame apie vaistinių atsiradimą mūsų ligoninėse. Tai yra šiandien ten, kur mūsų patalpos, mūsų ligoninėse yra išnuomotos privačiam verslui ir ten prekiaujame yra vaistais. Nors pati ligoninė turi galimybę ir jūs, kada gulite, jūs gaunate vaistus nupirktus pačios ligoninės kitom sąlygom, kitom kainom. Tai mes pritarsime, kad ligoninėse atsirastų galimybė prekiauti pacientams vaistais. Tikrai bus kitos sąlygos, negu yra, kalbant apie komercinės arba prie pačias vaistinės. Tas sprendimas bus. Dėl alkoholio, čia vienas iš tų, kur mes čia viską draudžiame. Tai nežinau, čia didelė tragedija, kad iki 10 ryto negali nusipirkti, arba kad sekmadienį po 3 iki alaus buteliuko nepaimsi, kad į barą gali nueiti, restoraną kokį nors. Ir tai, kas buvo visą laiką kalbama, kad žiūrėkite,
visi išvažiuos pirkti alkoholio į Latviją arba Lenkiją. Aš jau galiu pavyzdį pasakyti praeitų metų biudžetą. 2018 metų biudžeto galutiniai skaičiai yra suvesti. Tai mes surinkome 1,5% pajamų daugiau negu planavome, tai 134 milijonai eurų daugiau negu mūsų planuota. Ir kalbant apie mokesčius, visi pagrindiniai mokesčiai surinkti, kaip minėjome, tik tas PVM-as, kurį sunkiai renka, ir surinkome daugiau negu buvo planuota, aptraukėme šešėlį. Ir už alkoholio, stipraus alkoholio akcizas, vienas irgi iš sudėtinių mūsų akcizas pagrindinis mokestis yra, mes surinkome 7% daugiau negu rinkome praeitais metais. O vartojimas yra mažiausias per paskutinius 10 metų. O jums atsakymas yra. Kągi, dar vienas klausimas. Prašau. Dar vienas klausimas čia. Gerbiamas pirmininkė, mes girdome iš jūsų daug gerų taip pat pasisakymų ir matom televiziją, radiją girdim ir matom, kaip jūs dirbate ir jūsų tuos darbus įvertinam. Čia gerai apibūdino jūsų darbus ir mūsų gerbiamą merę. Aišku, esam dėkingi mes už tos jūsų darbus. Bet norisi paprašyti jūsų, kad nepamirštumėt mūsų dar tų pensininkų, kadangi tikrai mažas pensijos yra ir šitas jūs išvidadėjo, bet dar, aišku, reikėtų daugiau. Mano toks klausimas. Kubilius pridaręs daug nuostolių valstybei ir žmonėms. Ir dabar jis dar aukštinamas į pareigas aukštesnės skiriamas. Kas jį skiria ir kodėl jokių komentarų. Jeigu jūs būtumėte, čia būtų pasipylę ir spauda, ir radija, ir televizija, viskas va šitais klausimų, visus keltų lengviausius dalykus. Už šitą didvyrių vaikoj ir didvyrių. Dėl pensijos. Irgi supraskime labai svarbų dalyką. Pensijų reforma. Jūs girdėjote ir pernai metais aistras, kur šnekėjote pati pozicija, kad čia viskas katastrofa, viską keisime ir grįžti valdžią, tame tarp ir pensijų reformą, negausim prie to, ką dabar šiek tiek dadėjom. Bet dadėjimas dabar priklauso nuo kelių dalykų. Tai pirmiausia, nuo mūsų ekonomikos augimo. Jeigu mes visi kartu dėl tai gerai dirbame ir mūsų bendras vidaus produktas auga, mes pensijas tiesiog indeksuojame pagal ekonomikos augimą. Tai yra ne politiniai pažadai, o duosiu tiek, duosiu tiek. Dėl to tas indeksavimas vyksta, kur yra problema? Tuo pačiu procentu. Tai priklauso nuo to, kiek jūs pensijos gaunate. Mažai, vidutiniškai ar daugiau. Indeksacija buvo 8%, jūs visi 8% gavote, vidurkis yra 27 eurai, bet buvo žmonių, kurie gavo gerokai mažiau ir kurie gavo gerokai daugiau. Tai ką mes girdime irgi pretenzijas, didinkit labiau mažas pensijas. Aišku, kaip jau minėjau, tai nėra politiniai sprendimai, nes indeksavimo mechanizmą privalom taikyti, nes tai yra objektyvu. Tačiau šiemet padarėme tai, kad tie, kas gavo iki 238 eurų, su visom išmokomis 20 eurų vidutiniškai didėjome. Tai tokiu būdu bandom tą apačią ir kitais metais daryti. Tai apie pensijas kalbant, nežinau, tikrai tai nėra tos, kurios tenkintų, bet pagalvokim irgi. Per iš esmės 2 metus, tai pilnus 2 metus, nes mes pirmą biudžetą paveldėm, tik tai intervenciją didelę padarėm, tik atėjo valdžia. Vidutinė senatvės pensija vidutiniškai išaugo 100 eurų. Tai nėra gal įspūdingi pinigai, bet 100 pliusų ne minusas. Vidutinė senatvės pensija. Jūs kiekvienas ir negavote, bet buvo žmonės, kurie gavo ir daugiau, ir mažiau. Tai va dabar mums reikalinga tą mažiausias pensijos kryptis pakelti. Bet čia jau yra vyriausybės veikla. Dabar dėl Kubiliaus. Turime žiūrėti valstybė save aukščiau mūsų vidinių problemų. Čia yra pozicija, kuri susijusi su Europos tarybos generalinio sekretorijos pozicija, kad tai yra pozicija Lietuvai. Gali būti Lietuvai. Ir jeigu tai bus toj labai svarbiai pozicijoje lietuvis, tai bus mūsų šalies pasiekimas. Ir nežiūrėkime, čia kad kažkas tai buvo blogo padaręs. Taip, aš jums galiu galvą to nukirsti, jeigu būtų atvirkščia situacija, būtų premjeras Kubilius ir būtų man reikėję gauti tokią rekomendaciją, sutikimą. Tai yra vyriausybė mūsų palaimino jį. Aš tikrai nebūčiau gavęs. Bet taip, jis yra palaimintas vyriausybės.
Dieve aukščiausiai, kad aš nenoriu meluoti, jums sakau, kaip yra. Ir dėl valstybės prestižo ir valstybės intereso. Mes pakilome aukščiau asmeniškumų ir darome tai, kas valstybė būtų naudinga. Tegul lietuvis, pirmas lietuvis užima tokias aukštas pareigas. Nesvarbu, kaip mes įvertinam šalies viduje. Ir aš džiaugiuosi, kad mes perkopėm per save, šitą tikrai padarėme ir tai rodo, kad mūsų tarnystė yra valstybė, tarnystė valstybė, o ne kažkokie tai asmeniški dalykai ir tarpusavio santykiai. Mes turėjom duoti pritarimą, visą dalį. Kągi, aš matau dar rankų, bet aš matau, kaip baigėsi laikas. Todėl tam, kad nebūtų paskutinis klausimas apie Andrių Kubilių, kuris turi daug minusų ir daug pliusų. Paskutinis klausimas, štai jūsų. Atsistokit, pasakykit jį ir tada mes būsime priversti atsisveikinti, nes laikas tikrai senka. Paskutinis klausimas vaikas. Už ką premjerė balsuotumėte, jeigu pats nekandidatuotų? Už Skirmantą Malinauską. Gerai, ačiū labai. Tikrai dar bus progų susitikti, pabendrauti. Ačiū labai visiems atėjusiam. Aš noriu padėkoti visiems jums už klausimus, už nuomonės, už tai, kad išgirsite, ką aš gavau. Ir noriu vieno tik tai palinkėti ir paprašyti, kad tai būtų jūsų sprendimas, pačių neinspiruotas, ne jūsų parduotas, nesupakuotas, vertinkite pagal tai iš tikrųjų, kaip yra ir ko galite tikėtis. O aš tikiuosi, kad galiu tikėtis